Bonduel, ça va? Je m'appelle Simon Jonchik ir mes sveikinamės su mama. Kaip aš čia atsidūriau, jūs paklausit? Geras klausimas. Radio centro eteryje sausio 24, jeigu mano akis nemeluoja. Ir čia, žinokit, Radio centro studijoje, mėly klausytojai, ypatingas, niekad nematytas, man niekad negirdėtas, tik tai iš gandų kažkaip ten atėjęs svečias. Tai yra Simon Jonchik. Labas rytas, Simonai. Bonduel, ça va, labą rytą. Aš visada sakau, jeigu tu... Mama apdovanojimai. Taip, mama apdovanojimai. Mama apdovanojimai tai yra tikrai, kaip jūs ir sakote, elitas, pinigai, šlovė, šampanas. Aš būsiu ten. Kur? Mama apdovanojimai. Ta prasme, dainuosi, ta prasme, ar šalia ten kažkur, ar šalia arenos, ar raudonų kilimų? Vienas labai žymus Lietuvos publicistas ir tyriamosios žurnalistikos autorius Tomas Žičkus yra pasakęs, kad Lietuvos garsenybių vakarėliai tai prostitutės, seksas narvuose, narkotikai domina. Ar mes galėtume kažkokiu tai būdu sutarti? Nežinau, tu sakai mėgsti pinigus, gal ir piniginį kontraktą pasirašom kažkokį. Ar būtų įmanoma su tavo pagalba kažkaip tai informuoti, įtraukti tave į tokį, žinai, sklaidą mamos per Radio centro eterį? Nu, kad tu nuvykęs ten į tą mamos apdovanojimus, ane? Informuotum mūsų klausytojus, kas ten vyksta. Va taip norėjau pasakyti. Labai įdomu. Labai įdomus pasiūlymas. Aš pagalvosiu. Bet galvot nėra laiko, arba taip, arba ne. Manau, kad taip. Taip, viskas aišku. Manau, galvot, kad nereikia. Man visada malonu pasidalinti. Bet čia rimtai, ne? Gerai, tinka. Sutariam. Kertam rankom. Nesistok, viskas gerai. Kertam rankom. Mėlėjai, mama apdovanojimai, tai yra pramogos, tai yra šampanas, geras laikas, garbė, įžymybės. Ir mes esam čia, mes esam Kaune. Ir aš jūs kviečiu pasidairyti, pasižiūrėti į šį nuostabų renginį. Mama vartai atsidaro ir mes keliaujame. Kartu su kiti kairė. Ir iki pat galo ten žurnalistų dėjimas. Supratau, ačiū labai. Didžiulė apdovanojimai, didžiulė šampano daug, didžiulė garbė, na ir didžiulė arena. Labai sunku surasti tinkamą įėjimą. Čia galima susėsti. Ačiū Jums, ačiū labai. Pro šitas duris. Einame slaptais, niekam nematytais koridoriais. Wow, nuostabu. Tai mama, tai renginys crazy. Crazy, kaip sakoma Prancūzijoje, magnifique. O dabar eikime pakalbinti mūsų žvaigždžių. Nematau kol kas tai kokių tai celebričių. Reikia pagauti kokį žmogų. Mes labai trumpam, labą vakarą, Rokas Jan. Ar tikitės šiandien laimėti? Ačiū labai. Jūs nuostabėtų, ar tikitės šiandien laimėti? Aš jau laimėjau šiemet, apskritai. Nuostabu. Bonus. Jeigu šiandieną pavyktų, taip. Vis tiek yra kūrėjas, žmogus turi kelią kažkokį ieško, savęs tikisi surasti. Ar jūs esat jau vidury, ar pradžioj dar tik tai? Aš manau, kad ir pradžioj, ir vidury, ir gale, nes atlikėjas turi nuolat vystytis ir ieškoti kažko savo viduj. Tai gal vienais atvejais jau jaučiuosi radęs, tada vėl viskas iš naujo ir ieškom toliau. Supratau, Rokas Janavičius su Eliza Naktis perone, ar tikitės laimėti viso gyvenimo apdovanojimą už nuostabią kūrybą? Aš tas klausau, galvoju, lyg ne visai tas, bet okei. Pakartok klausimą. Ar tikitės laimėti už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos muzikai apdovanojimą? Už Janavičiaus? Už viso gyvenimo. Gal tik už šių metų? Supratau. Rokas Jan, ačiū Jums labai, sėkmės, puikiai atrodote, laimingai.
Labas vakaras, Didži Giovanni, ar galima trumpai? Radio centras. Taip, šiandieną grosite ne tik šį čia, bet ir after party. Noriu paprašyti. After party negrosiu, bet atsiprašau. Nebent leis mane prie pulto. Bet jeigu taip ir nutiktų, kad nelaimėsiu, tai tikrai čia ne pasaulio pabaiga. Žinau, kad šiandien pasirodysiu, turėsiu su Atlanta, su Jurga ir su Lady Ice. Tai šitas net dar svarbesnis man dalykas, duoti žmonėm, o ne pasimti savo kažką. Tai ačiū labai, linkiu nuostabaus vakaro, norėčiau paprašyti, jeigu galima šiandieną kažką biškį linksmesnio ir su žodžiais. Ką su žodžiais? Kažką su žodžiais, ne tik tai, kad ten tas bumčyk visą laiką. Ai, kad gročiau su... Su žodžiais kažką, jeigu galit pagrokit. Tai jeigu dar nesigirdėjau su Jurga, Lady Ice ir Atlanta, tai ten yra daugiau žodžių negu instrumentalo. Wow, spūdinga. Gerai, ačiū Jums labai, iki greito. Labas vakaras, nuostabiai atrodote. Gal galėtumėte paaiškinti, iš kur nudžiovėte šitą nuostabų gyvūną? Nuo lentynos iš muziejaus. Wow. Aš pagalvoju, žinai, laikas ir jam galbūt pereiti raudonų kilimų, kiek galima dulkėti. Labai gerai. Ar ilgai užtrunka taip dailiai pasipuošti? Iš tikrųjų, tai apie kokias 3 valandas. Wow, Jo. 3 valandas. Jo, nes išdygo nauji spuogai ir, žodžiu, žinai, kaip būna, tada reikia daugiau teplioti ir viską. Jo, bet susitvarkim šiaip ne taip. Ar šiandien sirgsite už Vaidą Baumilą, ar už kokį galbūt Višniauską? Tai aš ir už save sirgsiu, nes aš esu nominuota. Jūs esate nominuota? Agresyvios muzikos. Wow. Agresyvios pop muzikos nominantė, jo. Aš tokį turėjau vaikystę. Galima greitai kažką padainuoti, jeigu norėtumėt. Freestyle. O tu nežinai tos, nors tarp mūsų stiprus ryšys, žinau, kad čia bus gaidys. Nežinai šitą? Ačiū Jums labai, puikiai atrodote, sėkmės muzikoje ir tikiuosi, kad laimėsit. Jo, pirkit bilietus ir balsuokit. Taip, pirkit bilietus, pilkit albumą. Taip, Soul Lituanica. Visuose spaudos kioskose ir Statoil degalinės. Būtinai. Ačiū. Labą vakarą, Vlada Baumila. Big Labą vakarą, nuostabu, aš esu Jūsų labai didžiulis fanas. Vladai, ar tikitės laimėti šiandien? Ar daug nupirkot bilietų? Silvestrai, aš tau noriu pasakyti tokį dalyką, kad visi bilietai buvo išpirkti. Ypatingai. Vis tiek dabar Jūsų naujas požiūris, naujas įėjimas į tokią estradą turbūt. Jau manau, ne vienas tikrai galvoja, kad savo populiarumu perspėjot Stasį Povilaitį, bet klausimas, ar savo gerimu galėtumėte nurungti jo zenitę? Žilvinas Švakas, ką? Jo zenitę, ar nurungtumėt Povilaitį? Jo zenitę? Gerimu. Jo zenitę gerimu. Aš manau, kad su Povilaičiu galėčiau pasirungti, bet su Žvaguliu gali būti, kad aš dar negalėčiau apriepti tokių plotų. Supratau, Bet aš norėčiau šį vakarą su tavim pakelt taurelę. Jo. Visada prašom, jeigu toks jau yra pageidavimas, tai... Čia tik tai niekam nerodykit, čia mes įsinešėm nelabai legaliai. Gerai, ačiū. Ponas ir ponai, Vladas Baumila, visokiausios sėkmės. Iki kitų atsitikimų. Prancūziškai. Tai tą vieną, jau. Malonu, su senais gerais draugais visada. Filmuojam. Labą vakarą, nuostabiai atrodote. Jūsų sugrįžimas į didžiąją sceną, mums visiems ilgai lauktas. Kaip jaučiatės? Puikiai jaučiuosi, scenoje man labai patinka, labai gera, tai tikiuosi, kad užsibūsiu ilgiau, sugrįžusi. Žinoma, mes irgi labai tikimės, norime Jums palinkėti didžiulės sėkmės ir šiandieną nuostabiai atrodote, aišku, kaip visada. Ar trunka ilgai pasisiūti tokią skrybėlę?
skrybėlė. Taip, čia yra rankų darbas, tai žinot, užtrunka. Gero jums vakaro, ponas ir ponai. Ačiū labai, ačiū už linkėjimus ir linkėjimai jūsų žiūrovam, klausytojam. Nuostabu, ačiū jums. Labą vakarą, nuostabiai atrodote. Ačiū labai. Ar nenudūrėt dar kokio nors pareigio netyčia? Vos nenuduriu, ačiū Dievui, visi saugus. Ar turite šiandien savo mėgstamiausią kažkokią atlikėją kategoriją? Taip, Aistė, be jokių išimčių, tikiuosi laimės. Ta, ką turi laimėti. Pilvelytė? Ne, Aistė. Aistė. Taip. Supratau. Šiandien mama, šiandien kultūra, didelis ažiotažas, šampanas. Taip. Kas po to? Vakarėlis, moksim, afteris, lauksim visų. O po to? O po to važiuosim į Vilnių dirbti, darbuotis ir toliau kurti turinį. O dar po to? O dar po to? Dar po to. O dar po to lauks kiti mama apdovanojimai. Ir tada? Ir tada vėl taip pat. Afteris, darbai ir vėl mama apdovanojimai. Wow. Labai sunku, labai daug visko. Sėkmės, laimingai. Ačiū labai. Daug šiandieną. Baliavokit. Gerai. Gyvenam kiekvieną sykį ir atsakė su tais pinigais. Labas vakaras, šampano stalas. Ar turite savo mėgstamiausią kategoriją? O mes mylim, žinokit, visus ir šį vakarą skamba visi miksai visų atlikėjų, nes visi yra verti. Taip, visi yra nuostabus, visi menininkai. Taip. Ir visiems kuo didžiausios sėkmės. Ar pirkote šiandien biletėlius, ar tikitės laimėti? Ne. Mama loterija. Jūs apie loteriją dar neteko sudalyvauti? Supratau. Bet reikės sudalyvauti, ačiū iš informaciją. Ačiū. Žinoma, matau šiandieną mėgaujatės šampanų, mėgaujatės nealkoholinį. Atsiprašau, turiu pasitaisyti. Kas alkoholinį? Na, ar daug planuojate išgerti šiandieną? Ne, mes atėjom pasižiūrėti. Pasižiūrėti. Nes muzikas alkoholį, žinokit, nedėra visiškai. Na, Žilvinas Žvagulis galbūt paprieštarautų. Ačiū Jums labai. Ačiū. Nuostabu. Gero vakaro. Laimingai. Šiandieną mama, šiandieną yra garbė, šlovė. Tėtis. Ar po to bus dar kažkas? Jo, žiūriu tikrai į tai, ką Trumpas padarys su politiniais sprendimais per ateinančius mėnesius, o Lietuvoje tai tikriausiai laukiu pavasario, jo. Pavasario, mėgstate pavasarį? Gal jūsų gimtadienis per pavasarį? Jo, pavasaris jau arčiau gimtadienio. O jūsų kada gimtadienis? Pavasario gimtadienis. Nice, tai sveikim. Tai gal švęsim kartu netgi? Galbūt, niekada negali žinot. Ačiū Jums. Ačiū, labai malonu. Inga Jangauskaitė, sveiki. Nuostabiai atrodote, ar ilgai užtrunka šitaip puikiai atrodyti? Visą amžinybę. Nuostabu. Esate aktorė, dainininkė, moteris, turite dvi rankas, dvi kojas, mėgstate ir mokate vieną galvą. Kaip Jūs viską spėjate? Tą galvą laikyti yra gana sunku, bet su dviem rankom gana neblogai tvarkausi. Ar turite šiandien mėgiamiausią kategoriją? Linksmintis yra mano mėgiamiausia kategorija šį vakarą. Tai to Jums ir linkiu, linksmybės, draugystės, meilės ir lai būna, kaip sakoma mama, lai būna šlovė, garbė. Iki pasimatymo. Tai gyvuoja. Atsiprašau labai, nenorėjau siųsti. Atleiskite labai, dar filmuojam. Gal žinote, kur yra Andrius Remiškis? Ne. Niekas nežino, kur yra Andrius Remiškis. Labą vakarą, gal žinote, kur yra Andrius Remiškis? Ne, nežinau. Ačiū. Remiškio, tai jis tik buvo čia su savo dama, jis taip nuostabiai atrodė. Ir mano manymu, jis nuėjo iš Ačiū labai, įspūdingai atrodote. Ar tikite šiandien laimėti? Jūs taip pat, aš galvoju, koks jūsų stilius? Pavyzdžiui, mano yra Ivo Nikolo suknelė, o pavyzdžiui, jūsų? Mano yra Paris, Saint Laurent,
Super, perfekt. Aš jūs senai stebiu, aš jau nuo vakaro pradžios jūs stebiu. Ir galvoju, Sunku nepastebėti. kodėl yra pas jūs Yamaha užkabinti, kurios niekam neparodot. A jūs prašom mikrofoną, padainuokime kartu. Padainuokim kartu. Kokią dainą nuosim? Grosime dainą Aš myliu tave, tau, kai tu buvai lauke. Aš myliu tave, kai tu buvai lauke. Wow, 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 wow. Palaukit, gitarą jums. Gitarą, taip, grojukim gitarą. Bosinė gitarą, nelabai girdisi. Aš myliu tave, kai tu buvai lauke. Aš tave irgi labai. Tai tiesiog jūs turite nuostabų skonį, jūs turite tiesiog išskirtinį skonį. Kas galėjo pagalvoti, kad žymiausias Lietuvos vestuvių muzikantas turi nuostabų skonį. Ačiū Jums labai, Jūs puikiai atrodot. Šiandieną mama praeis, kas po to? Jūs paminėjote apie vestuvių muzikantus. Beje, vestuvių muzikantai yra šita muzikantų grupė, kurie dirba labai daug, nes jiems neužtenka pagroti valandos. Tiesa? Tiesa? Tiesa, reikia dar moteris palinksminti ir žaidimą pravesti. Teisingai, ir jiems reikia groti kokias 8 valandas, mažiausiai. Tikrai taip? Ir dar už mažesnį atlyginimą. Ką Jūs galvojat? Taip ir galvoju. Nuostabu, ačiū Jums labai. Laimingai, viso ko geriausio. Viso ko geriausio, na, tikrai, sakoma, kvapelis buvo. Labas vakaras. Gal žinote, kur yra Andrius Remiškis? Praėjo į dešinę pusę. O, ačiū Jums. Labas vakaras. Labas vakaras, buigatorot Audži Veršin. Ar Kaunas vis dar ne Atlanta? Kaunas niekada nebus Atlanta. Kaunas bus visą laiką Kaunas. Ar šiandien kišeniai? Šiandien kišeniai tiesiog neblantai. Šiandien kišeniai tiesiog... Nepatranka? Tiesiog gal ne kišeniai, o tiesiog pasitikėjimas visur savim. Nuostabu. Ar turite šiandien... Aš sutrikusi, nesuprantu, kokią kalbą manęs klausia. Ar Jūs turite šiandien, na čia lietuviškai pansė. Taip. Labą vakarą, nuostabiai atrodot. Ar turite mėgstamiausią kategoriją? Kategorija mėgstamiausia. Nežinau, žinokit, visada kažkaip čia vienintelis renginys, į kurį norisi eiti, vienas per metus. Tai visos kategorijos yra labai geros. Na, mama tai yra vis tiek garbė, šlovė, džiaugsmas, buvimas. Taip, sutinku su kiekvienu žodžiu. Vieni pliusai, tiesiog nėra minuso. Tęskite. Sutinku su viskuo. Jeigu būtų muštynės tarp Vaido Baumilos ir Merūno, kas laimėtų? Tarp Vaido Baumilos ir Merūno? Taip. Wow, kažkaip net neįdomu man, kas laimės, labai norėčiau procesą pamatyti. Labai norėčiau. Rekomenduoju Medaus ringe daryti muštynės. Gerai? Gerai. Vaidas jau šukuoseną, mačiau ten labai tokią pasidaręs. Vaidas šiandien spūdingas. Tai kol kas šukuosenų ringe Vaido šukuoseną laimėtų. Bet nemačiau Merūno. Gerai. Atleiskit, gal žinote, kur Andrius Remiškis? Oi. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Ačiū, nuostabu, puikiai šiandien atrodote. Linkiu Jums visokiausios sėkmės ir gražaus vakaro. Ačiū. Laimingai. Matome, žmonės irgi ieško Andriaus Remiškio, nieks negali rasti Remiškio. Aš tai labai laukiu metų turbūt proveržio ir aš galvoju, kad tai tikrai bus Vyšniauskas. Vyšniauskas, sakot? Nes aš taip galvoju, ta prasme, išeiti su vienu kūriniu ir wow. Ir pasimti visą auditoriją. Bet turbūt Vyšniauskui labai sunku vis tiek po tėvo, garbės, tokios šlovės. Oi, tikrai manau, kad dar lengviau. Ai, sako, lengviau. Na, galbūt vienas sunkiasvoris atletas, kitas dainininkas. Turbūt vienas kitą papildo. Ačiū Jums labai, gražaus Jums vakaro. Laimingai. Labą vakarą. Labą vakarą, Marius Žiedas šiandien
Ar matėt, yra jūsų priešas? Palmės žiedas. Reikia ieškoti. Ar turite šiandien savo mėgstamą kategoriją? Wow, nerealu. Kas paskui? Ačiū labai. Labą vakarą, Alanai. Labas vakaras. Ar turite mėgstamiausią kategoriją šiandieną? Teisingai. Aš žinau, kad jums teko nemažai stovėti ant scenos. Tikrai taip. Ką šiuo metu veikiate? Koks yra jūsų laisvalaikis, draugystė ir meilė, mama, tai šlovė, garbė, kas po to? Tikrai taip. Ar sunku nenusigerti dirbant šitą darbą? Labai sunku, nes nealkoholinius kokteilius gaminam, tai labai... Ai, tai čia sėkmės jums, čia man neįkišit šito brudo nealkoholinio. Labas vakaras, Martynai. Esate laidų vedėjas, podcastų autorius. Ar nebuvo sunku įsilieti į show biznį? Žinoma, kartais muzikantai nemėgsta žurnalistų, kaip jie patys sako. Ar nebuvo lengva įsilieti į show biznį? Taip. Kažkiek tinklalaidė, tai tokie žurnalistai. Tai čia ne mes įsiliejom, show biznis į mus įsiliejo. Wow! Ar šiandieną tikitės laimėti? O ką aš galiu laimėti? Apdovanojimą už visą gyvenimo nuopelnus? Už nuopelnus duoda dažniausia, žinot, kada jau, arba kada jau būni labai daug nusipelnęs, arba iš vis negauni. Supratau. Tai man atrodo, kad jūs tikrai esate nemažai nusipelnęs. Ačiū, kad taip galvojate. Manau, kada nors ateis ta diena, bet mamos statulėlės aš pasirašysiu raštą, kad man niekados neįteiktų. Gal žinote, kur Andrius Laimiškis šiuo metu yra? Ne, nežinau. Kur nors? Supratau. Gero vakaro, laimingai. Žmonių po truputį mažėja, prasideda oficialioji dalis, mes irgi bandysime ten papulti. Tai yra vis tiek įspūdinga, tai yra mama. Wow! 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 Na, turbūt vienas paskutinis klausimas yra... Gal ir nėra to klausimo, gal tiesiog būna palinkėjimas mūsų radiocentro klausytojams, palinkėjimas. Palinkėjimas tiesiog klausykite mielos, geros muzikos jūsų širdžiai ir, nežinau, gyvenimas yra saldus ir gražus, taip kad mėgaukimės juo, kol galime padaryti. Mėgaukimės gyvenimu, kol galime, ponai ponos, Jelena Hrysko, iš Mama apdovanojimų, iš Simon Žunšik. Ačiū labai. Labą vakarą, puikiai atrodote. Eurovizija, mama dabar šlovė. Jūs garsinate mūsų šalies vardą pasaulyje. Stengiamės. Jūsų nuomonė, ar galėtų kažkada tai Lietuva, Vilnius arba Kaunas patapti, na tarkim, kaip tokia vis tiek kultūros sostinė, kaip Jūrmala galbūt, arba Bremenas? Aš manau, kad tikrai gali. Vilnius kažkada jau buvo kultūros sostinė, bet Kaunas taip pat buvo kultūros sostinė ir turėjo labai nuostabių renginių. Tiesiog tai sutapo su truputėlį covidiniu laikotarpiu. Bet aš manau, Lietuva turi viską, kas gali sudominti pasaulį. Tiesiog reikia mokėti tai pateikti. Supratau, nuostabiai šiandien atrodote, puikiai pasipuošęs, nuostabi forma. Ar dar valgote iš vis kažką? Dabar gyvas tik tai saulės spinduliais? Kiekvieną dieną daug valgau. Mažai kas tiki tuo, bet aš tikrai valgau daug. Ačiū labai, ponas ir ponai, Jurgis Didžiulis, Ruben Kulto ir radijos centras su jumis. Geri. 6 žąsis su 6 žąsyčiais. Vidur prūdo bliūdas plūdur. Ei, bičiu, ką šiandien mastai? Kodėl tu atrodai šiandien taip keistai? Duok man bitą. Tu matau, kad gaudais, kai muziką darai. Tavo kvapas kaip lietuviški vėdarai. Todėl džiaugiuosi, kad tu ne Obama. Šiandieną atvarė su manim į mamą. Esi tikrai kietas, tikrai netrenktas. Radio centras įsijung kiekvieną rytą, kiekvieną dieną, bet jeigu nori, tai gali įsijungti M1 ir niekas man nemoka už reklamą, net Zip FM'as, tiesiog vartau savo, kokiu nori temas, o čia Dievas ir tikrai ne ant prikolo, bičiuk, pavaryk dabar savo solo. Ačiū labai, nuostabi grandinė, nuostabus freestylas. Ar tikite šiandien laimėti? Visada tikimės laimėti gyvenime, nebūtinai apdovanojimus, bet tikimės laimėti širdis bent jau klausytojų.
Ar sunku atstovauti pankroką Lietuvoje? Pankroką tai labai sunku, gerai, kad repą atstovauja. Ačiū labai, gero vakaro. Labas vakaras. Atsiprašau, labai atsiprašau. Aš galbūt spėsim, galbūt nespėsim. Įspūdingai atrodo, labai gražiai. Čia matyt pats Martynas tyla kalba. Taip, kad atleisim, kas nespėjo, reikėjo truputį anksčiau atvykti. Labas vakaras, nuostabiai atrodote. Ar paskraidintumėte mane savo linijom? Būtinai. Nuo šiandien pradedu visus skraidinti savo linijom. Ar šiandieną mama, paskui kovo 11, tada gegužės 1, tada kitos šventės. Kas jūsų laukia ateityje? Manęs, žinokit, aš gyvenu šią dieną, nežinau net, kas laukia manęs rytoj, tai matysim, kur skrisim rytoj. Ačiū labai, gražaus vakaro. Atsiprašau, labą vakarą. Mes ieškome Andriaus Rimiškio. Gal jūs žinot, kur Andrius Rimiškis? Nežinau, kur Andrius Rimiškis. Niekas nežino, kur Andrius Rimiškis. Čia irgi nėra Andriaus Rimiškio, nežinia, kur yra Andrius Rimiškis. Labas vakaras, panelė Viktorija. Labas vakaras, puikiai šiandien atrodote. Ar ilgai ruošiate šiam renginiui? Ar turite savo favoritus? Turiu, viską turiu. Visi pastebėti, apgalvoti turiu. Mama šiandien įspūdingai, vis tiek šampanas, buvimas kartu. Ar tai yra jūsų šokoladinė diena šiandieną? Šokoladinė. Vėliau buvo įsisąlygos uždarytos, teks ilgai ir nuobodžiai laukti. Labą vakarą, jūs darote rapą, dabar darot retro, dance muzik, taip, turit daug skirtingų kūrinių. Iš kur jūs turite tiek daug jėgų? Ar gal kokius vitaminus, ar kažkokias tai inhaliacijas? Ne, realiai tiesiog turiu daug inspiracijos, jinai ateina skirtingose formose, tai taip man ir gaunasi, kad tiesiog šokinėju per daug stilių. Taip, rapas, dance muzika, yra koks stilius, ko jūs nenorėtumėt sugadinti? Sugadinsiu, jeigu užsimanysiu kurį nors dar. Puiku, ačiū Jums, gal susitiksime dar sykelį, laimingai. Yra mūsų priešai. Mes labai norim padeklamuoti. Čia nėra žurnalistika yra, kuomet tu esi apkasuose, kada tu ne ant raudono kilimo, bet kas gali pastovėti, o ant pilko. Tai yra menas. Labą vakarą, gal turit kalvados? Ne, iš brendžio mes turim... Kažkur turiu prancūziško. Labai gerai. Vieną prašyčiau. Ledukų norėsit? Norėsiu, taip. Kortelė? By card? Kortelė? Card. Card, yes. Card. Card. Žaisime pervedė pinigų. Radio centrą pervedė pinigus pagaliau. Labai ilgai. Ačiū labai. Wow, nuostabu, mama apdovanojimai. Puiku. Pasitikite Mantas Stonkus. Mantas Stonkus, wow! Mergina su kolege Laura ir Nelė. Nous, dabar atsistosiu vietoj tos moters, susiamžinti. Labai ilgai reikia laukti.
Galima, operator, galima, wow, nuostabu. Mama spinduliuoja, mama rodo, mama groja, mama vyksta, nerealu, įspūdinga. Tai yra fantastika, tai yra viskas, ko reikia Lietuvai, kasgi gali būti geriau, tai yra zenitas, tai yra viršūnė. Wow! Tai yra staliukai, tai yra gėrimai, ir prabangus valgiai, tai yra fantastika, tai yra mama, tai yra puiku. Bet ir apie išskirtinį muzikinį talentą, ponios ir ponai, scenoje Gabrielius. Labą dieną, Frifinga. Malonu, šiandien be mamos Neringos matau. Aš tai Neringa. Mano mama. Neringa iš Telebimba. Noriu paklausti, jeigu šiandien vis tiek daug šampano, gražių moterų, jeigu būtų kažkoks tai bimbam, ar imtumai plastiką, ar tik finga? Tik finga. Ačiū labai, sėkmės. Labą vakarą, jūs nuostabiai šiandieną pasipuošęs, ar ilgai užtrunka tokį gerą stilių atrasti? Labai trumpam, labai greitai suorganizavom, viską sudėjom, labai puikiai viską susidėliojom, jau buvo planas prieš tai visas sudėliotas, nes mamai buvo sudėta pats geriausias visas repertuaras. Kasgi geriau negu mama? Mes dabar labai stipriai lyginom, nes buvom Eurovizijai pas Silvestrą ir dabar atvažiavę čia pažiūrėjom, tai aš, tegu nesupyksta Eurovizija, drįsčiau tai, kad kol kas dar mama biški... Toliai. Ne. Eurovizija biški, aš už mamą, dar kol kas. Pakalbėkit po koncerto, atsakysiu kaip, ką sulyginti. Man dabar buvo labai įdomu palygyti visus du koncertus šito vietą. Ačiū Jums, nuostabiai atrodote, iki pasimatymo. Labą vakarą, nuostabiai atrodote. Ar ilgai užtrunka taip puikiai pasipuošti, taip gražiai atrodyti? Kokias 5 minutės. Wow! Nuostabu. Ar šiandien sergate už kažką? Sergu už visus, kurie dalyvauja. O šiaip neserga kokia liga baisi? Šiaip kol kas ne, sveikas. Labai gerai. Gal žinot, kur Andrius Rimiškis? Tikrai ne. Gal Južintuos, kuris ten? Ačiū Jums labai. Lengva prasigerti dirbant tokį darbą. Pilstom nealkoholinį, tai tikrai. Fu tada. Ačiū. Nepatikėsite, Andrius Rimiškis. Labą dieną. Labas. Mes Jūsų visur ieškojame. Aš visur slėpčiausi. Ką Jūs veikiate šiuo metu? Stoviu. Labai gerai. Kalbu su Jumis. Labai puiku. Nuostabiai atrodote, ar ilgai užtrunka taip gražiai atrodyti? Man ne, žmonių ilgiau. Jums šiek tiek ilgiau? Ką Jūs šiuo metu veikiate? Kokią naują kūrybą mus nustebinsit, pradžiuginsit? Su Raminta seserim nauja daina įrašyta. Wow! Naujas dar vienas pačio solinė daina įrašyta. Wow! Tikrai bus wow. Ir dar bus ir dar. Nauji metai stebinsim. Lietuva Jūsų laukia, Lietuva. Smagu. Aš visų klausiu, kur yra Andrius Rimiškis. Andrius Rimiškis yra čia, jis daro, kur nuostabu. Linkiu visokiausios sėkmės ir gražių gerų metų. Nesustokite, važiuokite, kurkite, darykite, judėkite, būkite, darykite viską, ką tik galite, jūs važiuokite į priekį, tai yra puiku, tai yra gerai. Kartu mes išvien visi būkim, darykim, kurkim, judėkim, būkim, kartu gyvenkim. Super. Ačiū. Labą dieną, ar tikitės laimėti? Aišku, kad nesitikim. Net, tai... Ne, mus pakvietė užmokėjo ir mes atėjom, čia normalu. Ar daug moka šis lygiai? Mums ne. Ne, 2 štukas 500. Neblogai gal ant 5. Ant 5, matematika paprasta. Ne, mes 4 dabar įves. Dabar jau tik nubirėjo. Nubirės. Įkris. Ką tu? Nieko bandau matuojas šitą rolę kalbinimo. Gal neblogai, nežinau. Labai gerai. Na, ponai, ponos, mama yra pabaiga.
Ponai ir ponos, mama yra pabaiga. Ponai 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 ponos, mama yra chana. Ponai ponos, tai yra pabaiga. Geri dalykai netrunka amžinai, šampanas nesilieja pastoviai kaip vandenai. Šiandien sutikome daug iškilių ir garbingų Lietuvos įžymybių, šio verslo atstovų, Andrių Rimiškį. Puikiai praleidome laiką ir puikiai pasilinksminom. Tikiuosi kitais metais susitiksime čia pat. Labai visus myliu. Je m'appelle Simon Jonchik, Radio Centrui. Au revoir.